Jūs turbūt pastebėjote, jog šį sezoną mūsų komanda visur itin patogiai keliauja su Bravo automobiliais. Anksčiau automobilį buvo įprasta pirkti turguje, tačiau dabar pirkėjų įpročiai keičiasi. Susidūrę su apgaule, jie nutarė, kad kur kas saugiau automobilį pirkti iš patikrintos daugybę metų sėkmingai dirbančios kompanijos, kuri niekuomet nerizikuotų savo reputaciją. Augustina, labai malonu. Malonu ir man. Ačiū, kad pasikvietėt ir jau matau, kad kiek daug gražių automobilių. Taip. Labai. Kuris patiktų? Šis puikiai, tikrai savai įsivaizduočiau save. Kokia šita spalva. Augustina, kas yra Bravo Auto? Kuo jūs esate išskirtiniai? Bravo Auto visų pirma yra tarptautinis prekinis ženklas. Tai atėjo būtent iš UK, kur yra pagrindinė mūsų atstovybė. Mes suteikiam kiekvienam savo klientui metų garantiją. 21 dieną pinigų grąžinimo garantiją. Taip pat mes galim suteikti visas paslaugas, kokias reikalingas automobiliui įsigyti. Tai finansavimai, draudimai, mes dirbam su visais svarbiausiais bankais ir draudimo įmonėm. Pagrindinė žinutė ir svarbiausias dalykas yra tai, kad mes norime, kad vartotojas, kuris perka pas mus, jaustųsi saugiai. Jeigu jam neduok dieve kas nors nutiktų, jis žinotų, kur kreiptis ir kur grįžti. O kokiais automobiliais čia prekiaujate? Nes užėjus į jūsų saloną atrodo, kad jie visi yra lyg nauji. Mes stengiamės, kad jie taip atrodytų iš tiesų ir daug darome dėl to. Automobilį čia konkrečiai jūs matote BMW pagrindinius automobilius, bet iš tiesų mes per visą Lietuvą šiuo metu turime virš 300 automobilių. Daug yra automobilių, kuriuos atstovavome mes, tuos, kuriuos parduodame naujus, ar ne? Bet lygiai taip pat yra ir kitų prekinių ženklų, kurių mes neatstovaujame Lietuvoje. Bet tai yra visiškai normalus dalykas, kadangi mes atperkam iš kliento automobilius kitų prekinių ženklų. Mes iš tiesų turime daug šaltinių, mes esame didelė kompanija ir mes esame toks irgi partneris, su kuriuo nori daugumą dirbti ir mes galime užtikrinti tam tikrus procesus ir saugumus. O kokiais kriterijais jūs vadovaujatės atsirinkdami automobilius? Nes pasirinkimas, įsivaizduoju, yra be galo platus ir kaip ir sakėte, didžioji dauguma nori, geidžia su jumis dirbti. Tai pagrinde vis tiek žiūrime pagal tai, kokia yra rinkos tendencija, ar ne? Vis tiek mes matome, kad dauguma automobilių tai yra klientai ieško arba klausia mūsų tam tikrų automobilių, mes turime tam tikrą istoriją. Bet kokiu atveju visus automobilius mes labai griežtai peržiūrim, nes mes turime vidinės taisyklės labai griežtas, pagal kuriuos mes atrinkinėjam. Tai automobiliai turi būti su labai aiškia istorija. Jeigu mums yra kažkokių įtartinumų, mes iš karto atmetame tokius automobilius. Jeigu automobilius, nežinau, turėjo įvykį, mes matome, identifikuojame, kad turėjo įvykį ir mes nematome, pavyzdžiui, dokumentuose arba istorijose kažkur nurodyta, irgi mes atmetinėjame tokius automobilius. Tai jeigu žiūrėt pagal modelius, tai žinoma tai, kas yra tendencija, ko jaučiama. O jeigu žiūrėti pagal techninius kriterijus, tai jie yra labai griežti. Mes tikrinam pagal sistemą draudimo, yra sistemos, kurios parodo istoriją automobilio. Mes turime pačių gamintojų, taip pat galimybę pasitikrinti. Minėjote garantiją. Ar galite papasakoti, ką konkrečiai gauna žmogus kartu su tą garantiją? Kas tai eina? Yra tų garantijų keli variantai, keli tipai. Gamyklinė būna, kai kurie automobiliai dar vis turi gamyklinę garantiją. Tai reiškia, kad bet koks ten gedimas yra tvarkomas pas mus servise oficialiam. Tuomet yra metų garantija, į kurią klientas išvažiavo ir, pavyzdžiui, sugedo lango kažkoks mechanizmas. Ta prasme, įvairūs dalykai, kurių mes galbūt neidentifikavome, ar ne, kadangi mes negalime 100% patikrinti to automobilio, ta prasme, kad mes negalime lysti greičių dėžę, į patį variklį, mes matome, kad nėra kažkokių tai požymių, kodėl mes tam turėtume lysti. Tai yra naudotas automobilis, tu niekada nežinai, kas bus išvažiavus. Tačiau jeigu neduok dieve, kas
kas nors atsitiks, klientas gali visą laiką grįžti ir mes, jeigu matome, kad tas pažeidimas yra nespecialiai padarytas, ar ne ten, nežinau, atsitrenkia ir nulaužė ar kažkokia, tai visą tai mes sutvarkome. Taip pat dar yra kitos garantijų rūšis, kurias klientas pats gali įsigyti. Mes dirbame su tokia labai didelė kompanija Allianz pasaulinė ir jinai siūlo klientams paketus, kurio metu tu gali pasirinkti ten apsaugo, pavyzdžiui, 15-30 kažkokių tai punktų, bet aišku, mes visą laiką siūlom maksimumą ir jinai, jeigu ten, pavyzdžiui, išvažiavote ir po pusmečio jums greičių dėžė subirėjo, ar ne, tai Allianzas padengia 100% jūsų greičių dėžės. Šiuo metu ieškau automobilio, dabar atėjus čia regis noriu absoliučiai kiekvieno. Tai koksgi būtų tas procesas, nuo ko reikėtų pradėti, norint įsigyti automobilį pas jūs? Tai mes labai džiaugiamės, kad iš tiesų ta emocija yra, nes mes iš tiesų labai stengiamės, kad klientai jaustųsi gerai, ne šiaip sau čia kvepia salone, ne šiaip sau čia kava yra ir visa kita. Nes pagrindinis mūsų tikslas ir yra, kad klientas nejaustų skirtumo pirkdamas tarp naujo ar naudoto, ar ne? Skirtumas esminis yra tik tarp naujo ir naudoto, kad visas automobilius sandėlyje mes turime. Tai pardavėjas, žinoma, paklaus, kokį automobilį jūs vairuojate, išsiaiškins jūsų poreikius, papasakos apie tą konkretų automobilį, arba galbūt jums parodys 3 automobilius, duos jums pabandyti juos, jūs galėsite išvažiuoti į miestą vadinamų test drive'ų, ar ne, aplankyti ten kažkurias tai vietas, kur jūs važiuojat namo, išbandyti tuo keliu, kad suprastumėte, ar tinkamas ar ne. Tuomet pasiūlys jums visą finansavimo paketą, nes yra ir leasingo pasiūlymai, ir draudimo pasiūlymai. Ir galiausiai įvertins jūsų automobilį esamą, kuris gali pasitarnauti jums kaip pradinis įnašas. Ir vėliau visą tai, tą paketą įvertinus, visą tai daroma per va čia, šitoj vietoj vienu metu, jūs galėsite kelių dienų bėgyje įsėsti į savo naują automobilį ir išvažiuoti. Augustina, labai ačiū, kad viską čia aprodėte, tikrai papasakote labai išsamei, pasidalinote begalę naudingų patarimų, į kuriuos neabejoju atsižvelgs visi ieškantis naujo automobilio. Ačiū Jums.